kurti santykius būdamas labai geras kitam žmogui, ką dažnai visi ir daro, tai reiškia, jeigu aš myliu žmogų, jeigu tas žmogus man svarbus, tai reiškia, aš stengiuosi būti geru tam žmogui, tai reiškia rūpintis, padėti ir įsigilinti jo poreikius ir taip toliau. Ilgai aš mačiau, kad tai neveikia, dėl to, kad realiai aš pradėjau ryšį su savim, su savo poreikiais ir atsiradęs tas nepasitenkinimas galiausiai parodė, kad sudėtinga santykiuose būti, kada tu darai gerą kitam žmogui, prarandi ryšį su savim. Po to aš pabandžiau automatiškai priešingą strategiją, kad aš pradėjau, tai gerai, tai kokie mano poreikiai, tai ko aš noriu, tai kokie mano tikslai. Ir nukrypau į tą vadinamąjį egoizmą, tai reiškia, galima tai pavadinti egoizmu, tai reiškia, o kaip su manim. Ir tai irgi nepadėjo santykiams, o kaip tik dar labiau padidino distanciją.